Pats stipriausias krikščionių argumentas, kurgi kitaip. Izaija 53 skyrius, beje, jis ir man daugybę metų atrodė akivaizdu kalbama apie Kristų, kol specialiai tiesiog nesėdau vien tam, kad užsiimti šitą skyriaus analizę giliau ir tada pamačiau, kad nieko panašaus. Bet dabar žiūrėkim, ką sakom. Atsiverskim Izaija 53 skyrių. Ką sako krikščionis? Štai yra Izaijo knygoje mesianistinė pranašystė. Štai kas sako Izaijo knyga apie Mesiją. Skaitau nuo pirmos eilutės. Kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam buvo apreikšta viešpaties ranka? Jis išaugo jo akivaizdo kaip gležnas augalas, kaip šaknis iš sausos žemės. Neturi jis nei išvaizdos, nei patrauklumo, kai žiūrime jį, nėra jokio grožio, kuris mus prie jo trauktų. Jis paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras, negalę pažinęs. Mes slėpėme nuo jo savo veidus, jis buvo paniekintas ir mes jį nieku laikėme. Viskas tinka Kristui, ar neatrodytų? Šiausiai paniekintas, mes žydai nusisukom nuo jo, nieku laikėme. Ne? Tikrai, ketvirtai, jis nešė mūsų negalės, savo pasiėmė mūsų skausmus. Nu, atpirkimas, prašau, sako, prašau, kaip nėra atpirkimo. O mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir pažemintų. Čia žydai sako, mes galvom, kad jis toks ir toks, Dievas, jis matai atpirkimą. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Jo žaizdomis esame išgydyti. Ir Petras cituoja šitą eilutę taikydamas Kristui. Atrodo, akivaizdu Kristus, ar ne? Mes visi buvome pasiklydę kaip avys. Kiekvienas ėjome savo keliu, bet viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus. Jis buvo kankinamas ir uždėjo visus mūsų nusikaltimus. Atpirkimas, ant jo sudėjo mūsų nuodėmes, kad mes tikėjimu įgautume išgelbėjimą. Labai viskas gražiai koreliuojasi, ar ne, sakys krikščionis. Jis buvo kankinamas ir žeminamas, bet netvėrė savo burnos. Kaip avinėlis vedamas pjauti, kaip avis, kuri tyli prieš kirpėjus, jis netvėrė savo burnos. Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo, kas paskelbs jo giminę, nes jis buvo atskirtos nuo gyvųjų šalies ir varginamas dėl mano tautos nusikaltimų. Prašau. Jam paruošė kapą, vargina dėl mano tautos nusikaltimų. Žydas sako, dėl mano tautos, dėl Izraelio nusikaltimų. Atpirkimas, grinai. Jam paruošė kapą su nedorėliais, su turtingais po jo mirties, nors jis nepadarė nieko blogo ir jo lūpose nebuvo rasta melo. Bet viešpats panorėjo jį sumušti, jis atidavė jį skausmui. Kai tu padarysi jo sielą auka už nuodėmę, įsiklausykit, kai tu padarysi jo sielą auka už nuodėmę, jis matys savo palikuonis, jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis viešpatės valia bus įvykdyta. Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas. Per savo pažinimą mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neš jų nusikaltimus. Neš jų nusikaltimus, matot? Todėl aš duosiu jam dalį su didžiaisiais ir jis dalinsis grobį su stipriaisiais, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltelių, jis nešė daugelio nuodėmes ir užtarė nusidėjėlius. Akivaizdu, kad kalbame apie Kristų. Bet iš tikrųjų dabar pagalvokim vieną dalyką. Iš tikrųjų, kaip bebūtų Izraelio tauta, žydai, turėdami tiek intelektualų, tiek protingų žmonių, apskritai tos tautos vis tiek intelekto koeficientas yra už šiaip kitos tautos daug aukštesnis. Negi jie tokio aiškaus įrodymo nemato, nepastebi, kad nepriėmė Kristaus tais laikais, rašto žinovai, kurie puikiausiai turi žinoti, kas čia parašyta atmintinai. Ir 2000 metų visas dvasinis religinis Izraelio elitas, tie, kurie išmano raštus, kategoriškai atmeta. Kodėl? Krikščionis paaiškino labai paprastai. Jau matot, kokie pikti, piktavaliai, užsikėtinė ir taip toliau. Bet problemą, kai panagrinėsim, pamatysim štai kur. Krikščionis šitą vietą, kaip ištraukta iš konteksto paima, lyg tai atrodo viskas kalba apie Jėzų Kristų. O mes pasižiūrėkime į kontekstą. Apie ką čia kalbama? Pamatysim, kad čia nieko bendro nekalbama apie Mesiją. Jeigu teks, pavyzdžiui, aš labai daug perskaičiau krikščionio apologetinės literatūros, ten visur kalbama, reiškia, ta tema. Matot, sako, žydai šitą vietą suprato visais laikais, kad čia Mesijas, apie Mesiją pranašystę, bet kai atėjo Jėzus, tada jie staigiai patį pasikeitė. Kad pradės, čia ne apie Mesiją, čia apie kažką kitą kalbama, čia ne apie Jėzų Kristų, čia iš viso apie Mesiją nekalbama šitoje vietoje. O iki to laiko žydai visi suprato, kad čia Mesijas. Va čia yra pirmas melas. Pradėkim nuo šito.
Čia yra pirmas melas, kaip jie žmonės apgaudinėja. Norit, įrodysiu, kad čia iš tikrųjų melas. Atsiverskim Mato 16 skyrių. Mato 16 skyrių. Mato Evangelijos 16 skyrių. Ir paskaitykim. Žiūrėkim, labai įdomi vieta. Nuo 13 iki 16 eilutės. Paskaitykim šitą tekstą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, jis paklausė mokinius, kuo žmonės mane, žmogaus sūnų, laiko. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju, dar kurio iš pranašų. O jis vėl paklausė, o ko jūs mane laikote? Jūs, apaštalai, mano mokiniai, ką jūs galvojate apie mane, kas aš toks? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus, gyvo Dievo sūnus. Kristus tai čia pateptasis, graikiškai, hebrajiškai Mesijas, Mašiach yra pateptasis. Tu Mesijas, Petras sakė, mes galvojam, kad tu Mesijas. Ir Kristus tada pagirė, palaimintas tu Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas kraujas to apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje, reiškia duoda supras, kad jis iš tikrųjų yra Mesijas. Tvarkoj, mokiniai tiki, kad Jėzus Mesijas. Ir dabar pažiūrėkim 21 eilutę ar 22 šitam pačiam skyriui. Nuo tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jis turės eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir rašto žinovų. Būti nužudytas ir 3 dieną prisikelti. Daug kentėti ir būti nužudytas. Taip kalba. Žiūrėkit 22. Tada Petras pasivadinęs į šalį ėmė drausti. Jokių būdų Viešpatie tau neturi taip atsitikti. Ką čia dabar Petras šneko? Juk kaip ir kiekvienas žydų tikėjimo atstovas, išpažįstantis Senąjį testamentą, taip pat ir Petras, jis turėjo sakyti, nu taip, žinau Viešpatie, mes visi šito tikėjimo atstovai išpažįstantys Senąjį testamentą, žinom, kad Mesijo pranašystė 53 Izaijo skyriui kalba, kad būtinai kentės Mesijas, daug už tautos ir iš kitų žmonių nuodėmės iškęs. Taip, nu ką padarysiu, liūdna, bet tai bus. O Petras, ne, tu Mesijas, žinau, bet Mesijui šitaip neturi atsitikti. Jūs suprantat, kad to meto žydų tikėjimo atstovai, Jėzus laikų ir iki jo, Izaijo 53 skyrio, jūs visiškai nelaiko mesianistinę pranašystę. Mato, kaip krikščionis meluoja, sako, po Kristaus tik tai rabinai pasikeitė, pasidarė blogį ir pradėjo sakyti, kad čia ne apie Mesiją. Iki to visi suprato, kad čia apie Mesiją pranašystę. Ne, prašau, štai. Net Jėzaus mokinys, Petras, išmokytas žydų tikėjimo, Seno testamento religijai, Jis sako, ne, Mesijui taip neturi atsitikti. Ką, tu nežinai, Petrai, kad yra tokia vieta, kad Mesijas turės kentėti už žmonių nuodėmės, būti sumuštas, nuplaktas, Viešpats uždės ant jo visus mūsų nusikaltimus, ar ne? Ne, sako, taip neturi būti, Petras. Matot, akivaizdu, kad žydų tikėjimo žmonės iki Kristaus irgi nelaikė šito teksto Izaijo 53 skyrius mesianistinė pranašystė. Dar pažiūrėkime Morkaus 9 skyrių, 31-32 eilutę. Morkaus 9 skyrių, 31-32 eilutę. Mokydamas savo mokinius, jis sakė jiems, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, nužudytas jis po 3 dienų prisikels. Ta kalba į savo mokiniams. Iš Mato 16 sužinojom, kad mokiniai laikė Mesijų, taip? Ir Kristus sako mokiniams, bus nukankintas žmogaus sūnus, Mesijas, kitaip tariant. Dabar žiūrėkit, 32 eilutė, mokiniai nesuprato tų žodžių ir bijojo jį paklausti. Ką tai reiškia, mokiniai nesuprato tų žodžių? Jeigu jie laiko jį Mesiju, o Matas sako, laiko jį Mesiju, taip? Ką žmonės tave tuo ir tuo laiko, o jūs ko laiko? Tave laikom Kristus, gyvojo Dievo sūnus, Mesijas. Reiškia, tai turi suprast, kad Mesijas turi kentėti. Kaip Izaijo 53 skyriui parašyta. Įsivaizduojat, to meto žydai, net Kristaus mokiniai šitos vietos, Izaijo 53 skyriaus, netaikė Mesijui. Visi žinojo, to tikėjimo atstovai, Seno testamento vadinkim taip išpažinėjai, kad šita vieta kalba ne apie Mesiją, apie kai ką kitą. Su Kristum tai nieko bendro neturi. Štai kokie įdomus dalykai. Tai pirmas krikščionių melas, kad iki to visi žydai tikėjo, kad čia mesianistinė pranašystė, po Kristaus, kad jo nepriimt, tada pradėjo jau išsivartinėti visai, kad čia ne apie Mesiją.
Matot, kad netikėjo iki Kristaus. Ta rodo, kad net jo mokiniai tiki, kad Jėzus Mesijas, bet kad kentės, negali tai būti, nesupranta tokio dalyko. Reiškia, su Izaijo 53 skyrių jie Mesijo nesieja. Tada klausimas, apie kągi kalba Izaijo 53 skyrius. Izaijo 53 skyrius. Kad šiek tiek būtų aiškiau, paskaitykim kontekstą. Žinot, skyriai buvo suskirstyti tik tai viduramžiais krikščionių teologų. Iki to laiko Izaijas ar koks Jeremijas rašė, nebuvo skyrių, buvo tekstas grynas visas, be jokių skyrių. Taip kad šitas gabalas apie tą kenčiantį kažką yra didesnis. Pažiūrėkim, 52 skyrius nuo 13 eilutės prasideda ir eina iki 53 skyrius paskutinės eilutės 12. Visas šitas tekstas apie tą kenčiantį tarną, žiūrėkit. Taigi Izaijo 52 skyrius jau prasideda, žiūrėkit. 13. Štai mano tarnas elgsis išmintingai, jis bus išaukštintas, išgirtas ir labai kilnus. Kaip daugelis baisėjosi tavimi, taip jo veidas buvo nežmoniškai sudarkytas, jis buvo nepanašus į žmogų. Paklauskim krikščionį apie ką čia. Sakys, taip, čia ta pati, ką 53 skyriui kalba, apie tą patį Mesiją kenčiantį Jėzų, taip? Kaip jį vadina šitą Mesiją? Dar kartą 13 eilutę paskaitim. Štai mano tarnas elgsis išmintingai, jis bus išaukštintas. Taigi tas, kas čia kenčia už žmonių nuodėmes, yra Dievo tarnas. Mano tarnas, rašo. Tarnas. Kreipkite dėmesį, taip? 53 skyrių, pažiūrėkim, 11 eilutė vėl, kur visas skyrius kalba apie tą kenčiantį tarną. Žiūrėkit, vėl vadina tarnu. Jis matys savo sielos vargą ir bus patenkintas per savo pažinimą. Mano teisusis tarnas nuteisins daugelį, nes jis neši nusikaltimus. Kas neš nusikaltimus? Mano teisusis tarnas. Taigi tą kenčiantį subjektą vadina tarnas, Dievo tarnas. Izaijo 52.13 ir Izaijo 53.11 pasakyta. Tarnas. Kodėl labai svarbu man šitas pavadinimas? Kodėl man svarbu taip, kad Dievo tarnas pavadintas? O todėl, kad Izaijo kalba apie tą Dievo tarną neprasideda 53 skyriui, net 52. Čia platesnis kontekstas, jis kalba nuo 40 skyriaus iki 54 skyriaus, kalba apie tą tarną. Yra daug prirašyta visko, kalba apie tą tarną. Ir dar įdomiau, pats Izaijas pasako, kasgi yra tas tarnas. Čia krikščionys sako, va tas tarnas, kuris čia kenčia, yra Jėzus Kristus. Reikia taip suprasti. Čia jau nieko nereikia suprasti. Pats Izaijas pasako, kas yra tas tarnas. Kas yra tas Dievo tarnas. Atsiverskim, čia dabar dėmesio, va šitą labai svarbios eilutės. Atsiverskim, pats Izaijas pasakys, apie ką aš čia rašau, kas čia tas tarnas. Izaijo 41 skyrius 8-9 eilutė. Bet tu, Izraeli, mano tarne Jokūbai, kurį išsirinkau, mano draugą Abraomą palikuonį. Kas yra tas tarnas? Izraelis. Skaitau 9 eilutę. Aš pašaukiau tave iš žemės pakraščių, suvadinau iš tolimiausių kampų ir sakiau, tu esi mano tarnas, aš tave išsirinkau, neatmesiu tavęs. Taigi Izaijas kalba paties Dievo žodžiais, reiškia, Dievo žodžius perpasakoja. Kas tas tarnas? Dievas sako, tu, Izraeli, esi mano tarnas. Tu esi tas tarnas. Štai kokia įdomi situacija. Tu ir esi tas tarnas. Pažiūrėkim toliau. Izaijo 43 skyrius 10 eilutė. Viešpats sako, jūs esat mano liudytojai ir mano tarnas, kurį pasirinkau, kad žinotumėte, tikėtumėte, suprastumėte, kad aš esu tas, kuris esu, pirma manęs nebuvo jokio Dievo, po manęs nebus. Ką sako viešpats? Jūs esat mano liudytojai ir mano tarnas. Jūs, Izraelis, jūs, Izraelio tauta, esat mano liudytojai ir tas tarnas. Atsako pats Izaijas, kas yra tas tarnas. Jūs, atsako, tas esat tarnas. Izaijo 44 skyrių paskaitykim, 1-2 eilutę. Klausyk Jokūbai, mano tarnė ir Izraelį, kurį išsirinkau. Visi žino, kad čia Jokūbų vadina Izraelį, nes tas tikrasis Jokūbas, Izraelio protėvis, iš Jokūbo, kur 12 giminių gimė, jau seniai miręs, taip Izraelio laikais. Kalba apie Izraelį. Izraelis vadinamas tuo tarnu. Taip sako viešpats, kuris tave padarė ir sukūrė dar iščiose. Nebijok, mano tarnė Jokūbai ir Ješurūnai, kurį išsirinkau. Kalba apie Izraelį čia. Vadina jį tarnu. Matot? Taigi pats Izaijas
Ir pats Dievas atsako, kas yra tas tarnas, apie kurį kalba Izaijo pranašystės. Izraelis. Izaijo 45 skyrius 4 eilutė. Dėl mano tarno Jokūbo ar mano išrinkto Izraelio pašaukiau tavo vardu ir suteikiau to vardo, nors manęs nepažinai. Dėl mano tarno Jokūbo ar mano išrinkto Izraelio. Taigi tas tarnas yra Izraelis. Izraelio tauta, tas tarnas. Izaijas 48:20. Išeikite iš Babilono, bėkite nuo chaldėjų, džiūgaudami skelbkite tą žinią, teskamba tai iki žemės pakraščių, sakykite, viešpats atpirko savo tarną Jokūbą. Visur paaiškina, kas tas tarnas. Pats Izaijas paaiškina, kad nereikėtų krikščionim interpretuoti kažkokios ten similiarinio, kažkokio panašumo analogijos taikyti. Pats Izaijas atsako, kas tas tarnas, apie kurį kalba Izaijo 52 ir 53 skyriai. Kas tas kenčiantis tarnas? Izraelis, Izraelio tauta. Izaijo 49 skyrius. 3 eilutę paskaitykim. Čia labai gražiai pasakė. Jis sakė, tu, Izraeli, esi mano tarnas. Tu, Izraeli, esi mano tarnas. Taigi pats Izaijas atsako, kas yra tas tarnas. Kaip mes jau sakom, taigi, kur kalba Izaijo 52 skyriui 13 eilutį kalba, kad tasai kenčiantis, nešantis žmonių nuodėmės subjektas vadinasi tarnas, mano tarnas, ir Izaijo 53:11. 52:13 ir 53:11 irgi pavadintas mano tarnas. Ir pats Izaijas visame kame įsiaiškina, kas tas tarnas, apie kokį čia tarną kalbama. Taigi čia pavaizduotos istorinės žydų tautos kančios. Paskui mes eisim, kaip jie neša tasai kitų tautų nuodėmės, šitą mes dar panagrinėsim. Taigi visada reikia žiūrėti į kontekstą. Krikščionys mėgsta labai ištraukti iš konteksto kažkokią vietą ir mosikuoti. Pažiūrėkime į kontekstą, pamatykim. Jeigu mes pažiūrėsim 53 skyrius Izaijo, yra tarp 52 ir 54, ar ne, kontekstas? Elementaru. Tai jeigu paskaitysit 52, 54 skyrius, jūs pamatysit, kad čia kalbam apie Izraelio tautą. 52 skyrius visas, aš dabar tiesiog dėl laiko stygiaus ten neskaitysiu, jūs kas norėsit pasiskaitysiu, pamatysit, kad 52 kalba tik apie Izraelio tautą. Ir 54 taip pat kalba apie Izraelio tautą. Vadinasi, 53 skyrius negali būti kažkas visiškai netemon pradėta šnekėti. Čia kalbama taip pat apie Izraelio tautą. Štai ką sako kontekstas. Matot, kaip įdomus dalykas. Beje, čia Izaijas neįveda nieko naujo, vadindamas Izraelį Dievo tarnu. Nieko naujo jis čia nepasako. Visame Tanache Izraelis vadinamas Dievo tarnu. Ne tik pas Izaiją, Izaijas čia nieko naujo. Kada jau paprastai matytum apie kažkokį ten analogijos pranašiškos kalbą, apie kažkokį Dievo tarną, visur reikia suprasti, kad čia kalbame apie Izraelį. Pažiūrėkime, Jeremijo 30 skyrius, 10 eilutė. Nebijok mano tarnė Jokūbai ir neišsigąsk Izraelį. Aš išgelbėsiu tave ir tavo palikuonis iš tolimo krašto. Jokūbas sugrįš ir ramiai gyvens, bus saugus ir niekas jo neišgąsdins. Taigi kaip kreipiasi? Nebijok mano tarnė Jokūbai ir neišsigąsk Izraelį. Į žydų tautą kreipiasi titulų tarnė, mano tarnė. Štai kas yra tas tarnas Senajame testamente. Jeremijo 46 skyrius, 27-28 eilutės. Pažiūrėkime, kaip vėl kreipiasi į Izraelio tautą. Tu mano tarnė Jokūbai, nebijok, Izraelį neišsigąsk. Tarnė, mano tarnė kreipiasi. Aš išgelbėsiu tavo palikuonis parvesiu iš nelaisvės iš tolimo krašto, Jokūbas sugrįš, turės ramybę, aišku, ką kalba apie Izraelį, ar ne? Sugrįžtant į savo žemę. Turės ramybę, gyvens saugiai, nieks jo negąsdins. Tu mano tarnė Jokūbai, vėl, mano tarnė Jokūbai, nebijok, sako viešpas, aš su tavim, aš visiškai sunaikinsiu tautas, į kurias tave ištrėmiau. Aišku, kad kalba apie žydus, ar ne? Bet tavęs iki galo nesunaikinsiu. Bausiu tave saikingai, bet be bausmės nepaleisiu. Visą laiką tarnas. 1 Kronikų 16:13, pažiūrėkime. 1 Kronikų 16:13. Jūs, jo tarno Izraelio palikuonis, Jokūbo vaikai jo išrinktieji. Jūs, jo, kieno? Tarno Izraelio palikuonis. Izraelis vadinamas viešpatės tarnu Biblijai. Tarnu visur, ne tik Izaijas, visur Biblijai kalbama. Pažiūrėkime, 136 psalmė, 22 eilutė. Savajam tarnu Izraeliui valdyti leido, nes jo gailestingumas amžinas. Savajam kam? Tarnu Izraeliui valdyti leido, nes jo gailestingumas amžinas. Tarnas Izraelis. Taigi tas Dievo tarnas yra Izraelis. Ir Izraelis aprašomas
praktiškai visada Tanache kaip kenčiantis tarnas, kaip kenčiantis viešpatės tarnas. Pažiūrėkime, Izraelis kenčia. Ir pats Izaija, toli nereikia ieškoti. Jau Izaija 52-53 skyrių kalba apie kenčiantį tarną. Ir 51 skyrius parodo, kas čia tas kenčiantis tarnas, kasgi čia kentės. Pažiūrėkime, 52-53 skyrius kalba apie kenčiantį tarną. Lygiai taip pat kalba 51 skyrius ir mes pamatysim, kas tas kenčiantis tarnas. Izaija 51 skyrius nuo 17 iki 23 eilutės. Paskaitykim. Labai įdomus dalykas. Pabusk, kelkis Jeruzalę, kalba Jeruzalė, taip. Tu gėrei iš viešpatės rankos jo rūstybės taurę. Va, kas čia kalba, kas čia kenčia. Jeruzalė, Izraelis kenčia. Matot? Matot krikščionio aferizmas koks yra. Svaiginančią rūstybę išgėrė iki padugno. Va, kas tas kenčiantis tarnas yra. Apie kieno čia kančias kalbama. Izraelio. Nė vienas iš Jeruzalės sūnų nepakėlė jos ir nepadėjo jai. Tave ištiko sunaikinimas ir sugriovimas. Va, apie kieno mirtį kalba. Jeruzalės, Izraelio, Jeruzalės miesto mirtį. Tave ištiko sunaikinimas ir sugriovimas, badas ir kardas. Bet kas liūdi tavęs ar paguos tave? Tavo vaikai neteko jėgų, gulėjo pakelėse kaip pagautas gyvulys tinkle. Jie pilni viešpatės rūstybės, tavo Dievo pabarimo. Tad išgirskite jūs, suvargusiai. Ir girti, bet nenuvyno, taip sako viešpats, tavo valdovas, tavo Dievas, kuris gino savo tautą. Aš paėmiau iš tavo rankos apsvaigimo taurę. Tu nebegersi daugiau mano rūstybės. Matote apie kieno rūstybę, kodėl viešpats panorėjo sumušti, sako 53 skyriui. Kalba apie Izraelio tautą. 13. Aš ją paduosiu rankas tavo kankintojų, kurie sakė tau, pasilenk, kad liptume per tave. Taip tavo nugara buvo padaryta lyg žemė, lyg kelias, kuriuo jie ėjo. Štai kas tas kenčiantis viešpatės tarnas. Yra Izraelio tauta. Matot, kaip svarbu kontekstą pasižiūrėti, pasikeičia esmė. Visiškai pasikeičia esmė. Ir visoje Biblijoje kalba, kad tas kenčiantis Dievo tarnas, sumuštas Dievo tarnas yra žydų tauta, Izraelis. Ozėja 6.1, pasižiūrėkime. Ozėja 6.1, kai mes pamatytum visą kontekstą, apie ką čia kalba, kas tas tarnas, kuris sumuštas. Daug pranašaujame apie tai, čia ne pirmas, ne paskutinis užsiminimas apie tai. Ozėjo 6 skyrius, 1 eilutė. Čia kalba apie žydus. Eikime, sugrįžkime. Pas viešpatį, jis mūsų draskė, jis mūsų pagydys. Jis sumušė, jis apstvarstys. Kalba čia Izraelis. Čia, jeigu kontekstą pažiūrėsim 5 skyrių, matysim, kad čia atgailaujantis Izraelis. Jis sumušė. Ką viešpats panorėjo sumušti? Ar Jėzų? Ne, Izraelį panorėjo sumušti. Izaija 53, jis panorėjo sumušti tarną kenčiantį. Va, čia matot Jėzus. Ne, tai gal ir čia Jėzus tada? Ne, Mos daugyskai tai kalba. Izraelis, taip. Pažiūrėkim, Jeremijo 30 skyrius, nuo 10 iki 17 eilutės. Štai kas tas kenčiantis tarnas. Jeremijo 30 skyrius, nuo 10 iki 17 eilutės. Matysim, kas yra tas kenčiantis Dievo tarnas. Nebijok mano tarnė Jokūbai, neišsigąsk Izraelį, taigi žydų tauta vadinama mano tarnas. Ir dabar žiūrėkit, aš išgelbėsiu tave ir tavo palikuonis iš tolimo krašto, Jokūbas sugrįš ramiai gyvens, bus saugus ir nieks jo negazdins, nes aš su tavim, sako viešpats, kad išgelbėčiau tave, aš padarysiu galą visoms tautoms, į kurias tave ištrimiu, bet tavęs visai nesunaikinsiu, tave nuplaksiu ir nepaliksiu tavęs nenubausto. Kenčiantis tarnas, nuplaktas tarnas, kas yra Izraelis. Nes taip sako viešpats, tu esi baisiai sužeistas, tavo žaizda nepagydoma. Matot, kas yra tas tarnas, kenčiantis su tokiom žaizdom. Nėra kas rūpintųsi tavim ir aprištų tavo žaizdas, tu neturi jokių vaistų. Matot, kas tas kenčiantis tarnas, Izraelis. Tavo meilužės pamiršo tave, nesitarauja apie tave, aš baudžiau tave kaip priešą dėl tavo nusikaltimų daugybės, dėl tavo nuodėmių gausos. Ko šauki iš skausmo dėl nepagydomų žaizdų? Už tavo daugybę nusikaltimų aš tave nubaudžiu. Visi, kurie ėdė tave, bus ėdami, visi tavo prispaudėjai į nelaisvę, kas tave apiplėšė, bus apiplėštas, kurie grobį iš tavęs bus atiduosiu kaip grobį, aš atstatysiu tavo sveikatą, išgydysiu tavo žaizdas. Atstumtuoju vadino tave sakydami, tai Sionas, kurio niekas nesirūpina. Akivaizdu, kad kalba apie žydus. Matot, vadina šitam tekstą labai įdomus, jį pavadina mano tarne. Ir kalba, kaip aš tave sumušiau, nuplakiau, nubaudžiau, kaip tu gavai, tai kokias tavo žaizdos, mirtino žaizdos, ar ne? Ir paskui galiausiai būsi išaukštintas, atstatytas. Tas pats, kas Izaija 53 skyrius. Matot? Ir nereikia prisigalvoti čia jokių Jėzų. Jų čia nėra.
Jeremijo 16-18 paskaitykim dar. Jeremijo 16 skyrius 18 eilutė. Kalba apie žydus. Aš visų pirma dvigubai atlyginsiu jiems už jų nusikaltimus, nes jie suteršė mano žemę ir mano paveldėjimą, pripildė savo šlykščiais ir bjauriais stabais. Dvigubą bausmę paskirsiu jiems. Va, kai bus kas tas sužeistas ir kenčiantis tarnas. Ezechielio 20 skyrių pasižiūrėkim. 36-37 eilutės. Ezechielio 20 skyrius 36-37 eilutės kalba apie žydus, žiūrėkit. Kai bylinėjausi su jūsų tėvais Egipto šalies dykumoje, jūsų tėvais Egipto šalies dykumoje, tai rodo, kad kalba apie Izraelį, ar ne? Taip bylinėsiuosi su jumis, tada jūs pervesiu po lasdą ir vesiu į sandoros ryšius. Pažiūrėkit, viskas tas pats. Lasda, nuplaksiu sumušiu. Va, kas tas tarnas, nuplaktas, sumuštas ir kenčiantis. Ir paskui išaukštintas. Izraelis. Grįžtam prie Izaijo. Dar pažiūrėkim, kad kontekstas būtų aišku. 40 skyrių Izaijo, 1-2 eilutė. Guoskite mano tautą, sako jūsų Dievas, kad reiškia, kalba apie Izraelį. Kalbėkite paguodą Jeruzalei, praneškite, kad jos kovos pasibaigė, nusikaltimas atleistas, jį gavo iš viešpatės dvigubai už savo nuodėmes. Va, kas tas tarnas, sumuštas, nubaustas. Čia pastoviai visi didieji ir mažieji pranašai apie tai tik ir kalba. Čia jokio Jėzaus nėra. Štai koks įdomus dalykas. Tas pats Izaijas, nuo 40 iki pat 53 skyriaus kalba apie tą Dievo tarną, sumuštą, nubaustą, paskui išaukštintą. Ir tai yra Izraelis.